kurį laiką jau gyvenu tokiuose vidiniuose konfliktuose, kad jaučiu, kad nebetelpu aš nei savy, nei savo apibrėžimuose, savo specialybės. Tai tarsi, kaip manęs paklausė, ar ne, o tai kas tu esi, žinai, pasakau, ten, marketingo specialistė, ar ne, bet jaučiu, kad, ne tik, tada komunikacijos specialistė, irgi, ne tik, esu kur kas daugiau, atrodo, iš vidaus galiu daugiau, negu tik susitalpinti kažkokią apibrėžimą. Ar tas vidinis konfliktas jau kurį laiką manį vis brendo, augo ir galvoju, kaip man savy visų pirma tai pripažinti, žinai, ir tada, kaip priimti tai, kad, čia viskas normalu su manim, kad, aš tokia, žinai, esu. Vyksta, ar ne? Kodėl taip sunku darosi įsivardinti? Aš, pavyzdžiui, kaip paanalizuoju ankstesnius laikotarpius, ar ne, kai mes prisistatydavom, dažniausiai specialistas pristatydavo tai, konsultantas, ar ne? Ir visiems kaip ir būdavo aišku, užtekdavo. Tada jau atsirado, kad konsultuoju ten palei tokią ir tokią metodiką. Tada atsirado tos akcentavimas metodikų. Tada ėjo laikotarpis, kai tiek LinkedIn, tiek visur ten verslo sutikimo save pristatai, padedu ten verslui, kažką, ar ne, per rezultatą kažkokį prisistatom. O dabar aš žiūriu į save, į savo situaciją ir galvoju, o kaip aš dabar galiu prisistatyti. Ir man tas toks artimiausias, galbūt artimiausias žodis atėjo mintis, tai per mąstymo būdą. Tai yra, sakykime, kad, ne tik rezultatą padedi siekti, bet ir apjungti skirtingas sistemas, pamatyti dėsningumus, pamatyti tam tikrus tiesiog sugebėti kaip įžvelgti tam tikras sąsajas, ar ne, ir pagrindinis, ko gero, žodis apjungti skirtingas žinias, skirtingus metodus, skirtingus įrankius, ko tam žmogui, tai verslo situacijai tuo metu reikia. Tai sakykime, būna tikrai pas mane irgi tokių situacijų, kad ateina ir galvoja, kad, sakykime, jiems ten komunikacijos specialistės reikia, ne? Bet tada užduodi keletą tiesiog klausimų ir pamatai situaciją, kad jam visai kitko reikia šiuo metu. Ir kaip aš dar kartais mėgstu lyginti savo mąstymą, savo požiūrį su tuo, kad tarsi verslas šiais laikais yra be galo kintantis. Ir tarsi subanglenti, ar ne, per bangas ir banguoji, yra tokia banga, tu sukiesi, pasiemi tam tikrą įrankį, tam tikrą metodą ir sukiesi, kad jisai augtų, kad jisai sklandžiai eitų, kad vyktų sklandžiai procesai versle. Tai ypač šių dienų kintančiam tokiam verslui nuolat, kur reikia prisitaikyti prie kintančių sąlygų, kur žinių yra be galo daug, manau, kad ypatingai yra svarbus, kaip tu moki mąstyti ir matyti tą patį verslą. Žinai, man tu primeni tą, ką tu kalbi apie erdvinį mąstymą. Ir tas erdvinis mąstymas ir yra, sakykime, aš iš savo specialybės galbūt psichologijos, coachingo labiau galėčiau pasakyti, kai ateina klientas, ar ne, ir jisai pasakoja istoriją savo. Ir tu negalvoji, kokį čia metodą pritaikyti jam, ar ne, bet pirmiausia žiūri ir matai daugelypiškumą tos situacijos. Ir tu matai įsitikinimus, tu matai lojalumo programas, tu matai, sakykime, prieraišumo kažkokį tai stilių, tu matai nuostatą, kurią jisai remiasi, kuri, lemia ar ne jo sprendimus, kažkokius tai veiksmus. Ir tas toksai matymas iš įvairių pusių, dar pas mane yra ir astrologija, tai dar tu ten matai yra tam tikrų planetų, sakykime, įtaka, kuri daro poveikį vis tik tai žmogui, ar ne?
Ir tu taip sėdi ir galvoji, okei, o dabar iš kurios pusės visą tai paimkim, kas labiausiai padėtų jam išeiti, ar įsitikinimo keitimas, ar lojalumo programos išardymas ar ne, ir pakeitimas kažko tai. Tai va šitas, ar pamatymas tiesiog, kad, nu, aš esu tokios struktūros žmogus, ar ne, nu, taip veikiu. Va tas va daugia lipiškumas, kaip tu sakai, apjungimas visko į vieną, padeda žmogui irgi labiau save pažinti, nurimti savotiškai, tą chaosą tarsi sutvarko, gaunasi struktūros, kurios susideda į lentynėlės ir tada mes žiūrim, okei, ką mes darom toliau.